Labadiena laikraščio Tauragės kurjeris skaitytojai, portalo Kurjeris LT lankytojai. Pradedame pirmąją tiesioginiams Tauragės rajono savivaldybės mero rinkimams skirtą laidą. Ji neatlygintina, parengta Tauragės kurjerio žurnalistų iniciatyva. Tikimės, kad išgirdę kandidatų atsakymus ir pasisakymus turėsite galimybę lengviau apsispręsti, kurio politiko kandidatūrą rinktis. Šiandien mūsų studijoje vieši du kandidatai į Tauragės rajono savivaldybės merus. Socialdemokratas Pranas Petrošius ir darbo partijos narys Vaidotas Globys. Ačiū, kad atvykot. Į mero postą Tauragėje kandidatuoja 7 politikai. Žmonės išrinks vieną, reikia manyti geriausią. Pirmą kartą istorijoje rinkėjai merą renka tiesiogiai ir šitie rinkimai ir šitas postas įgauna visai kitą svorį. Vadovauti rajonui turės žmonių pasitikėjimą laimėjęs lyderis. Merą rinksime visi, netgi tie, kurie nuspręs vis dėlto neateiti prie balsavimo urnų, nes ir toks sprendimas vienaip ar kitaip galų gale nulems rinkimų rezultatus. Taigi žmonėms reikalingas lyderis. Pone Petrošiau, kokias asmeninės savo kaip lyderio savybės galėtumėte įvardyti? Na, jeigu taip tiesiogiai paminėti, tai aš galėčiau labai daug tų savybių įvardinti. Jo labiau, tai manyčiau, viena iš pagrindinių savybių yra tai, kad mano turbūt neapsiriksiu pasakęs, yra pati didžiausia patirtis tarp visų kandidatuojančių kandidatų į merus. Tai ašgi su neilga pertraukėlė, jau 12 metų, kai dirbu tose pareigose, tikrai labai gerai susipažinęs su savivalda, o tarybos narystėje esu nuo pat 90 metų, be pertraukos, irgi vienintelis rajone toksai. Vienas dalykas. Kitas dalykas, man labai nesudėtinga, todėl kad aš turiu gerai sukomplektuotą komandą, kuri dirbame jau daug metų. Labai gerai turime pasiruošę ateities darbam, yra paruošti projektai, atlikta techninė dokumentacija ir daug kitų darbų, kurios galbūt kitam atėjusiam žmogui tektų pradėti nuo. Bet asmeninės savybės jūsų koks, jų žmogus, na keletą? Asmeninė savybė, tai manyčiau, viena iš pagrindinių, aš įvardyčiau ją, todėl kad aš esu nekerštingas. Ir niekuomet, jeigu, sakykime, man pavyksta ar susibarti kartais ar nuomonių pasikeitime, visuomet priimu svetimą nuomonę, niekada nėra taip, kad aš, sakykime, užsiangažuočiau, kad mano vienintelė nuomonė, tai yra mano nuomonė, jinai teisingiausia, toli gražu taip nėra. Vienas dalykas, kitas dalykas, kaip ir minėjau, yra daug gerų savybių, kiekvienas žmogus įgauna su savo darbinė veikla, su darbinė patirtimi. Tai manau, kad čia yra daug pliusų ir žinoma, priskiriu save prie labai daug dirbančių žmonių. O ydų turit? Ydų be abejo turiu, kaip ir visi žmonės, nesu aš šventas, nesu kažkoksai, bet sakyčiau, kad tokių kažkokių, dėl kurių man tektų pergyventi, tektų labai stipriai susirūpinti ir dar kažkaip tikrai nėra, tokių ydų neturiu. Rūkyti nerūkau, alkoholinius gėrimus vartoju labai ribotai ir labai tik tais ypatingomis šventėmis, narkotinių medžiagų net nežinau, kas tas yra, o šiaip visa kita, kaip ir visi žmonės turbūt. To paties klausiu jūsų oponento Vaidoto Globio. Koks jūs žmogus ir kuo jūsų nuomonė jūs esate vertesnis kandidatas už Praną Petrošių? Kuo vertesnis, tai sunku pasakyti. Manau, visi vienodai esame verti. Gal tokias pagrindinės mano būtų savybės, kad užsibrėžto tikslo siekimas, ir bet kokius tikslus, kokius esu užsibrėžęs, esu pasiekęs, padaręs ir kiek tai bekainuotų, padarau be kažkokių tai švedžiojimų ir stengiuosi kuo sąžiningiau tai atlikti. Galima įvardinti tokį dalyką kaip užsispyrimą gal, irgi manau teigiamas bruožas, jeigu užsispyri, tai žmogus padarai bet ką. Kaip sakant, svarbu labai norėti, būti užsispyrusiam kaip žemaičių ir pasieksi bet kokį tikslą. Panagrinėkim jūsų rinkiminės programas. Pone Petrošiau, savo rinkiminiai programai vardyjate daug konkrečių darbų. Kiti kandidatai, labiau tokiom abstrakčiom frazėm įvardyja būsimus darbus. Sakykit, žadėjot ir tebe žadat inicijuoti dujų atšakos, abu kandidatai. Jūs žadate atvedimą į Tauragę. Kiek šio klausimo sprendimas pasistumėjo nuo to laiko, kai Tauragėje viešėjo ministras pirmininkas, ar dar apie tai kalbėjot kada? Po to daugiau asmeniškai man neteko kalbėti su juo, man teko bendrauti su Lietuvos dujų atstovais
teko kalbėti su mūsų pieninės Modest žmonėmis, vadovais, savininkais. Tai iš tikrųjų tas darbas vyksta, yra, reiškia, dabar konkursiniai tie visi dalykai. Ir tikrai aš turiu tvirtą patikinimą, kad gamtinių dujų atšaka į Tauragę tikrai atkeliaus. Apie kokius metus čia gali eiti? Čia eina kalba per 15-16 metus. Ir pagal visą veiklos programą, pagal verslininkų numatytas priemonės visas, būtent šitame laikotarpį jie turi labai aiškiai žinoti. Ir visa tai, kad tai yra ne šiaip savo sugalvoti dalykai, bet jie iš tikrųjų tas darbas yra daromas, tą dalyką žino ir būtent patys verslininkai, kurie ruošiasi daryti tas didelis investicijas. Vienaip ar kitaip 20 milijonų eurų investicijų daryti, tai tikrai turi būti labai rimtas paskaičiavimas, labai rimta ir aiški vizija ir priešingų atveju žmonės neinvestuos tokių pinigų. Tai mes tą dalyką tikrai žinome, kaip padaryti ir tikrai išspręsime. Labai man yra svarbus dalykas, ne tik man, bet visai Tauragiai, tai ateitų apie 100 darbo vietų, tai ateina 20 milijonų eurų investicijos į Tauragę. Skirtingai, ką galima lyginti, kada atėjo su energetikos projektais. Irgi skaitome, kad atėjo didelės investicijos, bet tos investicijos atėjo ne į Tauragę, atėjo vėlgi tie pinigai, sakykime, kapsi kažkur tai kitur ir mokesčius net nemoka Tauragiai ir taip toliau. Dėl dujų atėjimo tikrai ir padaryta daug. Pone Globį, jūs esate sakęs, kad anksčiau, kai jūs užsimindavot politikams apie dujų atšaką, jūsų lyg ir nesiklausydavo. Sakė jūsų kolegos politikai, kad nebus dujų Tauragėje. Ar tikrai taip yra ir kokios jūsų pastangos šito klausimu? Mano pastangos tokios buvo, aš turėjau kaip ir verslą ne šioje srityje, bet analogiškoje srityje, kas susiję su dujom. Praktiškai šiai dienai ne, bet iki tol 10 metų, beveik 15 metų aš toje srityje darbavausi ir tapęs tarybos nariu akcentavau ir kėliau problemą, kodėl pro Tauragę praeina gamtinių dujų atšaka, bet niekas nesima iniciatyvos, kad gamtinės dujos... O kas turi imtis tos iniciatyvos? Kas, jeigu ne politika? Miesto valdžia, taip, tai aš rėmiausi iniciatyvos ir tikrai dabar labai džiugu, kai dabartinis meras, kaip sakant, proteguoja, viešina tą reikalą ir jau žinom, kad tikrai gamtinių dujų atšaka ateis į Tauragę. Ir kiek anksčiau teko kreiptis ir administracijos direktorių, ir pokalbiuose, ir komitetų posėdžiuose, pasiūlydavau, netgi ir spaudoje atsimenat, inicijavau apklausą gyventojų, kaip jie reaguotų, jeigu ateitų gamtinės dujos į Tauragę. Iš tikrųjų teigiamai žmonės reaguodavo ir, kaip sakant, visą laiką užsimindavo apie tai. Ir tikrai džiugu, kad šiai dienai žinome, kad jau tikrai gamtinių dujų atšaka ateis į Tauragę. Aš tik, gerbima Ramunė, jeigu galima šiek tiek papildysiu. Na, tai, kad buvo šiek tiek toksai pertraukėlė dėl gamtinių dujų atšakos nutiesimo į Tauragę, tai aš kaip ir sakydavau visą laiką ir mes valdančioje daugumoje taip pat kalbame, yra konkretus investuotojas, yra konkreti firma, kuriai reikia ir jūs nori... Jūs turite omeny Aisko, ar ne? Ne, aš turiu omeny šiuo atveju pieninę, Tauragės pieninę. Yra labai aiškus ir konkretus tikslai ir siekiai. Tai mes todėl ir turime mūsų savivaldybės ir rajono valdžios pareiga yra tarpininkauti su verslininkais, padėti jiems ir padaryti viską, kad tos investicijos ne kažkur kitur nusėstų, bet kad ateitų į Tauragę. Savo, pono Petrošiaus, klausiu, rinkimų programoje jūs vardijate konkrečiai labai gatves, kurios bus asfaltuojamos arba bent jau bus rengiami projektai rekonstrukcijos. Išvardykit 5, kurios artimiausiais metais išvys asfaltą. Tai pagrindinės gatvės yra būtent mūsų senamiestį reikia užbaigti, tai yra Bretkūno gatvė, tai yra Jauniaus gatvė, tai yra Strasdo gatvė, kuri bus, toliau eina Ivanausko gatvė iki pabaigos, jeigu pažiūrėtume šitoje atkarpuoj, ir daugybė kitų tų gatvių, kurias mes... Tai jau šiemet prasidėtų darbai? Taip, šiais metais mes jau turime paruošę 7 gatvėm yra paruošta techninė dokumentacija visa, yra viskas pasiruošta pilnumoj, tik laukiame, kol Respublikinė kelių direkcija patvirtins lėšas, kol bus skirtas finansavimas ir iš karto pradedame dirbti. Nes aš labai džiaugiuosi, kad mums šiais metais būtent pavyko persilaužti tai, kad ne visais metais būna, vėlokai tos pinigėlius paskiria tos institucijos ir būna tai, kada paskelbė, o mes dar turime nepasiruošę
techninės dokumentacijos ir labai toli ir į antrąją vasaros pusę nusitęsia darbai. Tai šiais metais mes tikrai galėsime, kovo mėnesį tas finansavimas paprastai jau būna skiriamas ir mes galėsim skelbti konkursus ir laiku pradėti vykdyti. Pone Globy, oponentai skaičiuoja, kad lyg ir 50% gatvių yra neasfaltuotų, Tauragėj 50 asfaltuotų, 50% ne. Ar jūs žinote skaičius, tai kiek iš tikrųjų kilometrų gatvių yra asfaltuota Tauragėj ir kiek ne? Ar čia taip tik varijuojama prieš rinkimus tai skaičiais? Iš tikrųjų neskaičiavome tų procentų, kiek yra ir manau sunku būtų suskaičiuoti, nes vienos... Jūs pats gyvenate asfaltuotoje gatvėje ar ne? Ne, aš gyvenu šalia miško, visiškai neasfaltuotame gatvėje ir už miesto ribų netgi. Ir manau esmė ne tame, ar gatvė asfaltuota ar ne, esmė yra tame, kad kiek ta asfaltuota gatvė ar neasfaltuota gatvė, koksai vyksta judėjimas. Jeigu tai yra žvyrkelis, tai automatiškai vasarą dulkės, užterštumas oro, priežiūra kainuoja daug labiau negu asfaltuoto kelio. Tai vat jūs kalbate apie aplinkelį. Apie aplinkelį kalbėtų jau miesto bendrajame plane turbūt buvo prieš 10 ar dar seniau metų, bet paskui tos kalbos nutilo. Sakote, kad jūs inicijuosite atgaivinti šitą projektą. Taip. Kiek tam reikėtų lėšų ir ar apskritai įmanoma tą padaryti? Merui? Manau, kad įmanoma padaryti. Lygiai taip pat analogą turim, dėl ko aš akcentuoti labai pradėjau aplinkelio tiesimą. Lygiai ta pati informacija buvo, kaip inicijavau dujų trasos atvedimą į Tauragę. Irgi pastoviai buvo sakoma, ne artimiausių laikų ar dešimtmetį. Tai jūs inicijavot, ar jūs tik tai... Aš iškeldavau tokią mintį, kad reikia inicijuoti ir pastoviai, kaip sakiau, vis pabrėždavau, kad dujos turi pasiekti Tauragę. Ir daugeliu atveju sulaukdavau atsakymo, kad dujų Tauragėj nebus ir tai neįmanomas dalykas. Čia kas taip sakydavo? Tie patys tarybos nariai, su kuriais... Tarybos nariai, administracijos direktorius nekartą yra tai pasakęs. Tai aš manau, kad ėmusis iniciatyvos, įrodžius, kad Tauragėj reikia aplinkelio, tuo labiau, kad bus pastatytas tiltas į Kaliningrado sritį ir planuojama, kad srautas per Tauragę gali trigubai išaugti transporto, mes tai turim įrodinėti susisiekimo ministerijai. Savivaldybė pinigų tai neturi. Manau, savivaldybė čia visiškai nekainuos niekas. Mums reikia spausti susisiekimo ministeriją, ūkio ministeriją, inicijuoti šitos dalykus, kad jos imtųsi iniciatyvos ir kad būtų tas aplinkelis nutiestas. Pone Petrošiau, kažkuriame jūsų rinkiminėme leidinyje skaičiau, kad žadate, dauguma turbūt ne tik statyti baseiną Tauragėj, bet buvot užsiminęs ir apie kino teatrą. Ar realu Tauragėj turėti tokius objektus? Aš prisimenu, prieš metus mes kalbėjom Tauragės kabelinės televizijos laidoj. Ir jeigu prisimena, tada nagrinėjom klausimą apie Šilalės baseino statybos, jūs tada pasakėt, kad Šilalė daro didelę klaidą ir kad Tauragėj turėti baseiną yra nerealu ir mažai lankytojų. Tai dabar prieš rinkimus persigalvojot, ar kaip? Ne, aš nepasakiau taip, kad Tauragėj yra nerealu iš tikrųjų. Aš tada sakiau, kad Šilalė iš tikrųjų yra per mažas centras, per maža savivaldybė. Tauragė tai mes esame vienaip ar kitaip regiono centras. Ir pažiūrėkime geografiškai, mūsų Tauragės miestas randasi visiškai skirtingoje situacijoje negu Šilalė. Vienas dalykas, pas mus Tauragės mieste tai yra beveik 5 kartus daugiau gyventojų gyvena negu Šilalės miestelėje. Visoje savivaldybėje pas mus yra 2 daugiau gyventojų negu Šilalės savivaldybėje. Aš pagal žmonių skaičių imu, ne pagal teritorijos dydžius ir taip toliau. Kitas dalykas, labai paranku yra tiek Pagėgių žmonėms pas mus atvažiuoti, paranku yra Jurbarko ir tos pačios Šilalės žmonėms. Ir suprantate, kada visą laiką vyko ir tokia vizija buvo ne tik Tauragės savivaldybės, bet tai buvo ir centrinės valdžios vizija, kad regiono centrus plėsti. Tam mums buvo skirta net 32,3 milijonai litų Urbom programai visai formuoti daryti. Mes dadėjome savo 9 milijonus savivaldybę, suformavome visą šitą. Dėja, Kubiliaus vyriausybė, nei iš šio, nei iš to, neaišku kada ir kaip, paskyrė valstybės investicijų programoje būtent Šilalei tuo baseino statybai. Aš tai manau, kad čia yra šiek tiek padaryti, ne šiek tiek, o grubiai klaida padaryta. Taip jau buvo. O apie kino teatrą? Kažkur užsiminė tikrai skaičiau. Taip, visiškai irgi užsiminta buvo ne apie kino teatrą, o apie kino teatro salę.
Mes tikrai planavome, kad tame pačiame pastate Vytauto 141, kur dabar jau ruošiama ir formuojama, formuojama užduotis projektavimo darbam, tai yra gauta per valstybės investicijų programą, mūsų Seimo narys pasirūpino, kad mes gautume tuo finansavimo šiai daliai ir mes dabar buvome planavę suprojektuoti ir kino salę. Bet dabar pasirodo, kad pradėjo mums projektuotojai skaičiuoti ir visą kitą, šiuose esamuose patalpose, išeina, bet nedidelė kino salė, apie 80 žiūrovų salė. Tai sunku pasakyti, ar jinai pasiteisins ar ne, kada mes padarysime. Čia gal taryba jau nuspręs, ar ne? Taip, čia ne tik taryba, bet ir architektai turi pasiūlyti konkrečius siūlymus, kaip visą tai padaryti. O šiaip tai yra jau labai rimtai paskaičiuota, mūsų pačių architektai, tai Sermontis paskaičiavo, pasižiūrėjo, kad išeina mums šituose patalpose Vytauto gatvėje 4 takelių plaukimo baseinai 25 metrų ilgio, su pirčių kompleksu, su džekuzės dviem. Tai kada jau čia realiai galėtumėme įsimaudytis? Mes, kada maudytis realiai, aš šiandien tikrai negaliu pasakyti, bet mes per šiuos metus turime paruošti visą techninę dokumentaciją. Ir tam yra, kaip minėjau, formuojama užduotis, tam yra gautas finansavimas. Ir tikrai tie reikalai pajudės. Pone Vaidotai, kai Tauragėje viešėjo darbo partijos vyriausybės atstovai, jūs užsiminėt, kad Tauragėje egzistuoja ne tik nedarbo, bet ir politinė migracija. Ir jūs cituoju, Tauragė žmonės palieka išvaromi vienos partijos. Kurią jūs partiją turėjote omeny? Taip lyg ir susidarė vaizdas, kad socialdemokratus. Yra tokių žmonių, kur pasakė, kad Tauragėje nebenusimato gauti darbo, nes tai yra tam tikros specialybės žmonės, ir kurie paliko Tauragę. Bet jie paliko dėl politinių įsitikinimų, kad nepriklauso kažkuriai partijai ir dėl to negavo darbo, ar ne? Bet su šita partija jūs esat koalicijoje taryboje, jeigu taip mano, tai kodėl nesitraukėt iš koalicijos? Ar kitoj kadencijai? Aš neįvardėjau jokios partijos. Tai jūs įvardėjot partiją. Aš neįvardėjau jokios partijos. Tai galit pasakyti, kurią jūs partiją turėjote omeny? Su visom partijom aš neturėjau nei jokios partijos omeny, aš turėjau omeny bendrą situaciją Tauragėje. O kad bendrauti reikia, tai manau, reikia bendrauti ir rasti sąlyčio taškų su visomis partijomis. Reikia, jeigu norime, kad Tauragėje būtų gerai gyventi ir Tauragėje siektų kažkokių aukštumų, eitų aukštyn, pramonė, ekonomika ir žmonių gerbuvis gerėtų, manau, reikia susitelkti visom partijom. Yra įvairiausių priešpriešų, nesusitarimų, nesusipratimų, bet jeigu mes nesusivienysime, iš tikrųjų rezultato nebus. Jeigu vyks politinė kova. O tai kaip jūs žadat susivienyti su jūsų tiesioginiais tokiais konkurentais, liberalais, konservatoriais, nes taryboje jau turbūt 8 metai yra toks atviras karas beveik. Atėjęs į tarybą atėjęs, aš tą irgi pastebėjau, iš pradžių akcentavau, kad būtinai reikia susivienyti ir maniau, kad tai yra labai lengva padaryti, susitarti, apsitarti prieš tarybos posėdžius, kad daugelį klausimų galima įspręsti tikrai nesunkiai. Bet po to pamačiau, kad tai yra sunkus darbas, bet manau įmanomas darbas. Kaip sakant, išrinkto mero pagrindinis uždavinys ir būtų sutelkti visas politinės jėgas bendram tikslui, bendram Tauragės klestėjimui, kad visi norėtų atvažiuoti į Tauragę, o ne išvažiuoti. Ar galiu porą minčių papildyti šio klausimu? Pirmiausiai, tai žinoma, tarybos nariai, eidami į tarybą, pirmiausiai turėtų atsiriboti nuo savo asmeninių siekių ir tikslų. Jeigu tai pavyktų padaryti, tai patikėkite manim, tikrai eitų žymiai lengviau apjungti visas politinės jėgas. Žmonės netiki tuo, ką jūs dabar sakot. Netiki. Sako, netiki kodėl? Netiki prie lovio ir eina savo naudos. Taip yra. Taip žmonės kalba, kodėl. Čia yra bendrų pavadinimų. Tai dažnai taip mėgstam apie valdžią pakalbėti ir pasakyti. Bet šiaip, jeigu mes savo istoriją, tą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį panalizuotume Tauragėj, tai pas mus Tauragėje iš tikrųjų nebuvo nei vieno kažkokio atvejo, kur tektų užsiimti specialiosiom tarnybom, kad tektų užsiimti prokuratūrai ar policijos darbuotojim ar dar kažkaip. Tokiais epitetais valdžia yra dalyjama ir aš asmeniškai nepykstu tų žmonių. Jeigu tiem žmonėm atrodo, kad valdžia visi yra tokie... Tai jūs negalit pykti, jūs atstovas esate visų žmonių, ar jie balsavo už jūs ar ne? Taip, be abejo, kad taip.
Bet ir negali su visko sutikti, kadangi iš tikrųjų, tai nėra iš tikrųjų šiaip, dažnai mėgstama sakyti, skaidrumo trūksta. Kokio dar skaidrumo? Tai yra visur viešoje erdvėje, tie visi konkursai ir taip toliau. Į konkursus ne aš, ar aš būsiu meras, ar kažkas bebūtų kitas, arba bet kuris politikas. Apie konkursus būtų atskira kalba, ką žmonės kalba apie jūsų sūnaus patekimą į poliklinikos vadovo kėdę. Tai vėl. Ar galit jūs pridėjęs ranką prie širdies dabar pasakyti, kad jūs tikrai neįtakojat, nelėmėt, nesikalbėjot su niekuo dėl šito konkurso ir su savo sūnum? Ramune, žinokit, tikrai, ar aš taip kalbėsiu ar nekalbėsiu, manim žmonės jau kas kokią nuomonę turi, tai tą nuomonę ir turės. Nuoširdžiai galiu pasakyti. Nei aš kažką įtakojau, nei man pagaliau buvo tai svarbu labai daryti. Yra viešas konkursas, jisai yra gydytojas, traumatologas, baigęs visus mokslus, kokie tik bėra medicinoje. Tai ir jisai, tai kodėl jis dabar, jeigu tėvas meras, jau sūnus, lyg tai nebeturėtų galimybės dalyvauti tokiame konkurse? Aš sveikinu jį. Bet kodėl Tauragėje apskritai viešuosiuose konkursuose dalyvauja labai mažai specialistų, ką nėra? Juk yra iš tikrųjų ir biblioteka, ir muziejus galbūt, ir kiek čia tų įstaigų galim suskaičiuoti. Be abejo, kad yra ir specialistų, bet galbūt žmonės tiesiog nenori tos naštos užsikrauti savo. Pažiūrėkime, gerai, dabar imkime ne tą pačią poliklinikos reikalus. Jeigu pažiūrėtume darbo užmokesčio klausimus, tai jis nieko daugiau negauna negu eilinis gydytojas, kuris dirba ir uždirba. Tai žmonės matomai yra galbūt čia... Tai kodėl tada jūsų sūnus norėjo tapti tuo vadovu, ar jūs klausėte jo? O gal jisai yra iš prigimties toks pat kaip ir aš esu veržlus žmogus. Ir tikrai man ne tas pats yra, man ne pats svarbiausias pinigų atlyginimas yra dirbant tuose pozicijos. Man svarbu, kad Tauragės reikalai eitų į priekį, kad Tauragė, nes aš čia gimęs, aš čia užaugęs. Mero alga nedidelė, aišku, nedidelė alga, ne dėl atlyginimo, aš manau, kandidatuoja bent jau didžioji dauguma kandidatų. Nes kodėl? Todėl kiekvienas žmogus mes turime, jeigu tu jauti, kad tu turi potencialo, tu gali daug ką padaryti ir išspręsti. Tai manau, kad mes ir turim už savo kraštą kažkiek. Tai ir, gal tai yra, skamba tiesiog tai banaluokai, bet patriotas tu turi būti savo kraštą. Pone Globy, žadate sumažinti mokesčių mokėtojams mokesčių naštą. Įvardėjot konkrečiai šilumos ir atliekų mokesčius. Kaip tai padarysit? Šiaip šilumos mokestis įvardyjamas Tauragėj kaip ir šiaip taip vienas mažiausių, o rinkliava žadama branginti. Reikia renovuoti šilumos tinklų trasas pirmiausia. Ne visas, aišku, yra trasos, kur paviršiuje dar yra ir netgi mačiau jūsų straipsnį tikriausiai, kad paveiksluota žolioja žolė vidury žiemos. Bet kiek meras turi tokių galių? Meras, manau, kad turi tokių galių, inicijuoti irgi reikia, kaip sakant, reikia norėti, inicijuoti šitą veiklą ir, kiek žinau, energetikos ministerija skirs specialiai tam lėšas, tik tai reikia susitvarkyti, pareikšti norą ir tikrai galėsim renovuoti nemažai šitų... Čia šiemet tai turėtų būti? Taip. Ir bus galima renovuoti daug šiluminių trasų. O ką Jūs manot apie Tauragės atliekų tvarkymo planą, kuris buvo pristatytas prieš savaitę berods visuomeniai? Jūs skaitėte tą planą? Galiu pareikšti nusistebėjimą, kodėl tarybos nariai nežinojo apie šito plano pristatymą. Ir apie šito plano pristatymą aš sužinau tik iš spaudos, kad jisai buvo pristatytas. Žurnalistai žinojo kažkodėl. Žurnalistai žinojo, bet kiek teko pasikalbėti su tarybos nariais, niekas nežinojo. Vat labai keista, kodėl. O jūs skaitėte tą planą? Neskaičiau teisybę kol kas, bet kiek teko susidurti ir buvau Traco veiklos komisijoje, sprendėm įkainius, kiek žmonės turi mokėti už atliekų surinkimą. Manau, kad savivaldybė turi iš statuto išbraukti vieną punktą, kur papildomai savivaldybė kažkodėl sumoka mokesčius Tracui už atleistus suteiktas lengvatas žmonėms. Nes patys tarybos nariai tokią tvarką nustatė. Tai yra visiškai neteisinga. Manau, kad turėtų Tracas, kadangi turi pelno, tai tikrai neturėtų dar savivaldybė papildomai mokėti ten apie 60-70 tūkstančių, kažkodėl ten netgi nėra skaičiai vardinti, dėl ko, už ką ir kiek ten sumokama. Yra nustatyta suma kažkodėl ir dabar biudžete numatyta, pernai numatėm 50 tūkstančių litų
šiemet gaunasi, jeigu litinė išraiška apie 60 000 litų ir visiškai nesuprantu kodėl. Manau, tos pinigėlius tikrai galėtume panaudoti visiškai kitokiems tikslams. Ne, aš tai noriu kolegai vieną dalyką atsakyti į šitą, truputį replikuoti, nes iš tikrųjų Tracas net ir tokių juridinių galių neturi dengti, reiškia, tas lengvatas, kurias priima taryba. Tai yra grinai tarybos savivaldybės reikalas, reiškia, mes pritaikėme lengvatas, bet Tracui, tai visos aptarnaujančios įmonės, kurios mes aptarnaujame, mes jiems turime atsiskaityti taip, kaip priklauso pagal visus norminius teisinius dokumentus. Todėl čia truputį gal ir klaidinga nuomonė yra, kad Tracas pats galėtų tą dalyką daryti. Jie, kad ir turėtų pinigų, jie negali. Bet tai galit pasakyti žmonėm, rinkliava brangs per artimiausius metus ar 2 ar ne? Bent aš kiek turiu informacijos, kiek mane informavė, taigi aš vėlgi tiesiogiai nedirbu kiekvieną dieną toj srity, man sakė informacija ta, kad jokių būdų nebrangs, neturėtų brangti. Mano pristatymę aš girdėjau kitokią informaciją. Tai man irgi labai keista, kodėl Tracas dabar šitaip skaičiuoja. Juk jie labai gerai žino ir mato, kad atliekų kiekiai ryšium su rūšiavimu, su visa kita labai stipriai mažėja. Bet vis tiek kiekiai pats faktas kalba apie tai. Tai manau, kad čia truputį jie, nežinau kokiais sumetimais, ar norėdami nuteikti, sakykime, tarybos narius ar dar kažką. Nėra tokie ES reikalavimai, kad įvedamas sąvartyno mokestis ir iki 20 metų jis turi pasiekti 45 eurus už toną. Bet pagal tą mokestį, kokį mes šiandieną turime nustatę, dengia visas tas išlaidas. Jo, ir na, bent šiai dienai aš tikrai nematau, jokių nėra požymių. Kiek Tracas turi pelno, jūs žinote, už pernai? Už perrodytus metus dar negavome ataskaitos, dar tikrai neturime, nežinome, nes tą viską turi padaryti iki gegužės 1 dienos ir atsiskaityti rajono tarybai ir visuomeniai. Tai negalėčiau komentuoti. Pone Globy, jūs siūlote pirminės sveikatos priežiūros centre įsteigti informacinį langelį. Kiek tai kainuotų savivaldybei ir kiek ten būtų įsteigta naujų etatų? Manau, tai savivaldybei gal visai nekainuotų, iš tikrųjų ten yra toje pačioj žmonės, kur dirba registratūrai, būtų galima paskirti, argi tai yra elementariausias dalykas. Jūs manot, kad reikia tokios paslaugos? Manau, kad reikia, teko pabendrauti su gydytojais, kaip matėte, ir mūsų sąraše yra gydytojų, kurie išaiškino situaciją, dėl ko taip yra, dėl ko žmonės pasakoja, kad pas gydytoją patekti, pas specialistą užtrunka mėnuo ar ten dar daugiau. Jeigu žmogui atsitinka ekstrerinė situacija, iš tikrųjų jisai gali kreiptis pas specialistą tą pačią dieną ir jį privalo priimti, bet daugelis šito dalykų paprasčiausiai nežino. Bet taip yra, taipgi visais laikais buvo, jeigu ateini gripuodamas, turi tave priimti. Taip, tai ir dabar taip yra, bet kaip ir sakiau, žmonės paprasčiausiai nežino elementariausių dalykų. Tai būtent turi būti konkretus informacinis langelis, kur žmogus atėjęs gautų pilnai visą informaciją. Vat kaip savivaldybės daugelis Lietuvos miestų vieno langelio principą daro, taip ir čia turėtų ateiti pacientas į pirminės sveikatos centrą, kuriam būtų pateikta pilna išsami informacija pagal jo ligą, pagal ką, kad jisai žinotų, ką jam daryti. Vieno langelio principai, kiek žinau, savivaldybei irgi buvo bandyta jį įvesti, bet kiek žinau, neveikia tas principas. Taip, neveikia, kadangi pati aplinka nėra pritaikyta. Aš turiu menį pastatas, pats nėra pritaikytas vieno langelio principui pas mus savivaldybėje. Ir kita vertus, na, nežinau, aš turiu savo nuomonę, žinoma, ir iš savo darbinės patirties, tokiom savivaldybėm kaip rajonai, nedidelės savivaldybės, tas vieno langelio principas, na, praktiškai jis neišspręstų problemų. Bet pinigus savivaldybė įsisavino, jį panaudojo. Ir veikia tas mechanizmas, bet tik neveikia tas. Nesinaudoja. Ir naudojasi šito mechanizmu ir viską tik tiek, kad jis turėtų būti, žmogus pats turėtų niekur neiti, nieko, jis ateina į vieno langelio, atiduoda dokumentus ir turi per tą patį langelį gauti atsakymą. Bet dėja, mūsų kaimiškosiuose tose savivaldybėse žmonės, jie suinteresuoti, jie patys eina ir sprendžia ir visą kitą. Pavardykim dabar jūsų turto ir pajamų deklaracijas, kadangi jos nurodytos buvo litais, tai gal paprašiau ir bus skaičiuoti litais. Pone Petrušiau, jūsų turtas šiuo metu siekia maždaug 1,5 milijono litų. 2008 metais kandidatuodamas į Seimą vyriausiai rinkimų komisijai jūs nurodėt, kad tuo metu valdėte apie 400 000 litų turtą, per 7 metus milijonas. Čia iš kur? Ne, tai toj vietoj jūs puikiai visi žinote, kad aš verslą turiu nuo 92 metų.
mano šeima, aš pats yra ir mano vardu, reiškia, kai kurie objektai, kada dar buvo privatizacija. Tai mes tą verslą vykdome ir darome. Ir per tą laikotarpį dabar, kaip aš jau dirbu merų, yra įrengti ir pastatyti atskiri objektai. Tai yra pastatytas pastatas ir turtas išaugo buvusios automobilių aikštelėse, kur buvo Rimi parduotuvė. Vienas objektas, kitas objektas tokio pat dydžio ir tokios pačios apimties yra Jurbarke. Yra, reiškia, tai čia suprantu, nuomos. Jūs nuomojate tuos pastatus? Taip, ir nuomojam tuos pastatus, kai kur patys, reiškia, ten organizuojam truputį, bet eina kalba apie tai, kad išaugo turtas būtent todėl, kadangi tie pastatų vertė, tai taip pat pasirodo, kad jie įsigyta ir visa kita. Tai tie pinigėliai yra grynai iš tų paties verslo daromi ir tvarkomi. O šiaip dar yra parduota vienas kitas objektas per tą laikotarpį ir atsirado tie pinigėliai būtent tokie, bet jie yra visi deklaruoti. O kas dabar vadovauja rinkėjai? Vadovavo sūnus Donatas, o dabar jis? Tai daugiau vadovauja yra paskirtas žmogus atsakingas, reiškia, laidojimo namuose ir pagrindė jisai tik tais pasirašo ant buhalterinių dokumentų, Donatas pasirašo, kaip jis yra po darbo valandų, reiškia, kiek ten reikia, tiek tos problemas išsprendžia. Pone Globy, jūs deklaravote savo metinės pajamas tik 16 000 litų, prieš keletą metų jos buvo dar mažesnės, apie 12 000 litų. Esate įsiskyręs, turit vaikų, nuo šios sumos tikriausiai dar mokate alimentus. Tai iš ko jūs gyvenat? Kas čia per pajamos, jūsų atlyginimas čia? Ir atlyginimas ir patalpų nuoma. Man šiai dienai užtenka, kadangi dirbu. Jūs gyvenat iš 1500 litų algos? Taip, ir daugelį galėčiau pamokinti, kaip reikia gyventi. Taip, kadangi man kainuoja tik elektra praktiškai. Aš dirbu dabar pats savo malonumai, galima sakyti, kuriu sodybą, statau, daugelį darbų atlieku pats ir pilnai susimoku mokesčius, netgi sumoku PVM per metus, paskaičiau per paskutinius 2 metus, kažkur gaunasi netoli 10 000. Nors galėčiau būti netgi ne PVM mokėtojas kaip įmonė, nes 150 000 apyvarta nevyksta, bet aš savo norų dar sumoku iki 10 000 litų. Tai, manau, yra mano, kaip sakant, kaip Lietuvos piliečio žestas toksai, kad reikia mokėti mokesčius. O atlyginimą aš savo pats kaip savininkas, aš galiu kokį noriu pasiskirti. Tai koks jūsų atlyginimas, galite įvardyti? Tai atlyginimas yra minimas, plus ką aš nuomoju. O kaip jūs žadat pritraukti ir privilioti jaunimą į Tauragę, kad jis sugrįžtų, jeigu jūs pats savo kaip verslininkas mokat tokį atlyginimą? Kokias tada jūs algas mokat savo pavaldiniams ir kiek jų turite? Kaip ir sakiau, pas mane praktiškai pavaldinių kaip ir nėra, yra kas suskaičiuoja buhalteriją, aš dabar pats dirbu sodyboje, kuriu sodybą, mano darbas tai praktiškai yra ir esu nuo pat projektavimo, esu ir suprojektavęs ir daug darbų pats atlieku, tai kaip sakiau, dirbu savo malnumai. Jeigu samdyčiau žmonės, tai ir tie žmonės, kiek jie užsidirbtų, tiek aš jiems ir mokėčiau. Bet tai kaimo turizmo sodyboje, sakot, pats dirba, tai ten vis tiek, juk užsakymai būna, kažkas valgiai gamina, kažkas grindis plauna, jūs pats tą darot? Tai aš turiu sutartis, kur žmonės atlieka pagal su patentais, su sutartimis. Ir sumokat kaip už paslaugą, ar ne? Susimoka klientai. Keletas asmeninių klausimų būtų. Ar atsakysit? Manau, kad taip. Pone Petrošiau, kodėl jokiuose iškilminguose renginiuose niekada nedalyvauja jūsų žmona? Šiaip įprasta, kad rajonų vadovai, šiaip svarbus asmenys, bent kartais į viešus renginius ateina su sutuoktinėm. Nelabai kas yra matęs jūsų žmonos. Ne, jeigu prisimenate pirmąją kadenciją, aš kai dirbau, tai mano žmona visur lankydavosi ir būdavo, ne visur, būdavo, kaip jūs pati paminėjote, tokiuose svarbiuose renginiuose. Yra ir Tauragės miesto šventėje dalyvavusi, yra ir vasario 16-osios šventėje, ir senų metų palyduose, ir šventiniam posėdį yra buvus pirmoji kadencija. Dabartiniu metu, kadangi mano žmona yra su sveikata problemos kokios sąnarių problemos yra. Ir sunku ją išstovėti ilgai, sunku ją yra palyginus vaikščiojimas sunkesnis, todėl matomai moteris truputį jaučia tokį, kaip pasakyti, diskomfortą ir nesistengia dalyvauti kažkur, bet patikėkite manim, pas mūsų šeimoje viskas yra tvarkoj, visuomet mane su malonumu išleidžia, visuomet sutvarko ir nėra niekad jokių pretenzijų. Na, imkim, kad ir vien praeitais metais, taigi žmonai
padarytos 2 operacijos. Kodėl savo anūkę iš Pagramančio vežiojate į Tauragės mokyklą? Ar Pagramančio mokykla yra per prasta jūsų? Ne, nėra per prasta, jokių būdų ne, kadangi jinai pradėjo Tauragėj mokytis mokykloje, jos tėvai gyvena Tauragėj ir jinai pati Tauragėj yra. Todėl aš ir vežioju ją į mokyklą tą pačią, kurią pradėjo. Ir paskutinis tada klausimas abiem vienodas, kodėl norite būti meras, ponė Petrošiau? Trumpai. Aš jau ir sakiau, iš tikrųjų aš noriu padaryti tos darbus, kurie yra pradėti, tos darbus, kuriuos aš matau. Vienas dalykas. Kitas dalykas, labai svarbus ir atsakingas momentas dabar yra, kada yra paskutinis etapas, jog galima pritraukti ir įsisavinti į kiekvieną savivaldybę ES lėšas fondus. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu ateina kitas meras, kitas žmogus į mero vietą, aš tą dalyką labai gerai žinau, mažiausiai 2 metus jis turės pradėti organizuoti darbus nuo pradžios ir visa kita. O per tą laikotarpį labai didelis bus laiko praradimas ir galimybių paspręsti įvairiausias problemas, įvairiausius klausimus Tauragėj. Ir kitas dalykas, tikrai jaučiu, kad turiu potencialą šitam dalykui, tikrai gerai žinau, išmanau tą savivaldos darbą ir turiu labai gerai sukomplektuotą, stiprią dirbančią komandą. Aš dažnai stebiuosi ir dažnai sakau, pavyzdžiui, Jekelaičio laidoje tiesioginiai, kada mes dalyvavome, kalbuosi su merai, su kitoms. Visa tai, ką kitos savivaldybės planuoja per artimiausius 5 metus daryti darbus, pas mus jau tie visi darbai išspręsti ir padaryti yra. O jie dar tik planuoja. Mes jau esame, tikrai tai yra ne kažkas tai iš piršto laužti, dar kažkokie dalykai. Mes esame truputį aukštesniam lygmenį negu kitos savivaldybės. Matau, Ramunė juokiasi. Bet tai iš tikrųjų tai yra realūs faktai. Pone Vaidotai, kodėl jūs siekiate mero posto? Kaip ir pradžioje sakiau, turiu žemaitiško užsispyrimo daug. Nuo pat studentavimo laikų, tai yra nuo 89 metų gyvendamas Kaune, visą laiką didžiavausi Tauragė. Tai buvo nuo laikų pramoninis miestas, tikrai, kaip ir galima sakyti, klestintis miestas buvo su pramonė, su gyventojais. Ir pastaruoju metu matau, kad Tauragė palieka daug gyventojų, išvažiuoja užsienį ir turim problemų ir su verslu, ir visose srityse. Tai tikrai yra tas užsispyrimas, kad Tauragę galima pakelti iš to letargo miego, manau, sutelkti visus ir politikus, ir gyventojus, ir daug ką čia padaryti galima gero, kad Tauragė būtų vienas iš pavyzdinių Lietuvos miestų. Ačiū už atsakymus, labai dėkoju, kad atvykote į laidą, ačiū žiūrėjusiems, laukite kitų susitikimų su kandidatais į Tauragės merus.